Egipto konkrečiai kas? Egipto religija. Aš buvau uždavus klausimą jums pažiūrėti filmą Egipto dievai. Pasakyk, prašau, kas pažiūrėtų? Aš anksčiau buvau mačius. Anksčiau buvai mačius? Tu buvai mačius? Aš neradau. Neradai, ar ne? Ir jeigu matė, tai ar verta pažiūrėti, rekomenduotume draugam? Kas labiausiai patiko? Pavyzdžiui? Man tai asmeniškai kostiumai labai patiko, labai gražios scenos, daug kompiuterinės grafikos. Berniukam turėtų taip pat patikti. Gerai, vaikai, tai mes tęsiam toliau savo pažinimą Egipto civilizacijos. Ir mūsų faktiškai yra jau paskutinės temos apie Egiptą. Ir šiandien mūsų pamokos tikslas būtų užsirašyti mūsų pamoką. Vadinasi, Egipto civilizacijos pasiekimai. Ir labai, sakyčiau, dėkinga tema. Egipto civilizacijos pasiekimai. Šiandien padaryti. Aš pagalvoju, kad yra 3 temos, jūsų irgi jos palyginus tokios lengvos, atskirai kiekvieną nereikėtų dėstyti, bet uždavinys mūsų būtų toks. Nagrinėjant vadovėlio medžiagą ir kitus šaltinius, surasti ir suformuluoti 3-9 Egipto civilizacijos mokslo ir kultūros pasiekimus ir kokia jų reikšmė šiandienai. Mes naudojamės tuo, ką egiptiečiai sukūrė. Tai būtų toks mūsų pamokos darbas šiandien. Suprato? 3-9 Egipto civilizacijos pasiekimai. Ką jie tokio sukūrė, ne? Bet prieš tai aš esu sakiusi prieš kokias 2 savaitės, kad jūs turite namuose ruošti pristatymus Egipto civilizacijos. Vieną iš gyvenimo sričių pasirenkat ir pristatymus parašėt. Kas šiandien parašė pristatymą? Taip, tai jau parašė, ne? Tu kokį pasiekimą pasirinkai? Jūs dviese. Turite įsikėlėt? Atmetuką. Prašau, tai mes dabar klausom savo draugų pristatymą, jau jums bus kaip įvadas, stebėkite savo draugus, prašau. Tą nuleiskite, tada vaikai, gerai? Ir savo. Dabar ką jūs turite daryti? Ką mes darome, kai draugai pristato? Nuleiskite šitą. Klausote ir ką darote? Vertinate, ne? Vertinate kaip? Pirmiausia, kas yra gerai, pagirsime gerai ir paskui pasakysime, ką reikėtų taisyti ir ką aš pats keiščiau, ką galbūt kitaip daryčiau, gerai? Klausom tada jūsų. Taigi mes kalbėsime apie Egipto pasiekimus ir mes juos naudojam šiandien. Jau netgi irgi palygino dalykų. Gerai, šaunu. Egiptiečiai Nilo potvynių pradžią sieja su dangaus šviesuliu padėtimi. Nustatė, kad metus sudaro 365 dienos. Nedaug pasikeitusių egiptiečių saulės kalendoriumi naudojamės ir dabar. Žymėtės, jeigu kas jums yra informacijos. Egiptiečių raštas atsirado iki 4 tūkstantmečio prieš Kristų pradžioje. Egiptiečiai rašydavo papiruse arba užrašus kaldavo akmenyje. Ligonius gydė gerai savo amatą išmanantys žmonės. Egipto gydytojai sukaupė didžiulę patirtį. Jie remdavosi savotiškais ligų vadovėliais, kuriuose buvo aprašytos ligos ir paaiškinti, kaip jas gydyti. Daugelis tėvų troško savo vaikus matyti raštingus ir dėl to gerbiamus turtingus žmonės. Lengviausia tai buvo pasiekima didikų, žinių ir varininkų vaikams. Sulaukę 5 metų jie jau pradėdavo lankyti mokyklą. Mokydavosi 10 metų ir daugiau. Ačiū uždėmesi. Ačiū jums, dabar sakyčiau, aš manau, kad čia ploti gal per anksti, tai dabar jūsų nuomonė. Sakykit, prašau, ką reikėtų pagirti, prašau, tada išėlė. Kiekvieną savo nuomonę. Pagirkim gal pradžiai, ką? Gal pradžiai pagirkim, kas gerai, kas buvo tiksliau. Iliustracijos gražios įdėtas, taip, kas dar? Aš manau, gerai, kad išrinko tik svarbiausius, neprikišams. Teisingai, kad nebuvo rašinių, jie išrinko svarbiausius dar. Prašau. Nereikėjo vieną nuotrauką, reikėjo daug įdėti. Dabar mes gyrėme. 3 dalykus reikia pagirti, prašau. Pagirkim kokius. Dar, kas buvo gerai? Kad berniukai dirbo. Kad jūs šiandien jie vieninteliai padarė iš klasės, nors buvo pasakyta, kad galima 2-3
nes jums liko dar kiek? 3 pamokas, dar ąžuolas padarė? Bet aš esamai šiau netą įsidėjau. Ne tą? Aš mokai dalykų padariau, bet aš nei flešą įsikėliau, pas mane kamalės. Tai paskui galėsi, jeigu ką turėsi galimybę pasižiūrėti. Tvarko. Tai 3 dalykai, kad labai ačiū, kad padarė, skaidrės yra gražios, vienas momentas, kad nuotraukos gražios, kas dar? Ir ką? Skaitė. Prašau? Svarbus faktai prieš Svarbus faktai. O ką reikėtų keisti, ką jūs darytumėt kitaip? Prašau tada iš eilės galbūt. Kad nereiktų tiek skaityti ir gal dar mažiau tekstų, kuo mažiau, kad tekstas skirtųsi nuo to matųsi. Taip, tekste, kad būtų taip, visiškai taip, mes skaityt mokam, ar ne? Mes galim perskaityti, prašau. Ir kad įdėti į skaidrės labai mažai teksto, o daug ką skaityti iš atminties arba tiesiog iš lapelių. Teisingai, galima naudotis, ar ne? Tos papildoma medžiaga, taip, prašau. Manyčiau būtų galima, dabar yra tema apie Egiptą, tai kokį foną visą geltonai uždėti. Tu manai? Aš manau, kad nesimatytų, pavyzdžiui, gerai, kad šiandien toks oras, o jeigu būtų saulė šviestų ir nebūtų žaliuzių, ar matytųsi tada. Reikia parinkti spalvą. Žiūrint, kokia tada rašto spalva. Aš manau, kad rašto spalva, aš manau, kad fonas yra geras. Kas dar vaikai? Ką keistume? Labai per trumpai. Kiek aš sakiau reikėtų skaidriau? Iki 10 skaidrių. Gerai, dabar dėmesio. Ačiū Jums labai, aš žadu Jums pliusiukus. Kaip Jūs galvojate, kiek Jūs patys verti šiandien dieną iš šitą darbą? Jūs išgirdot? Pažymį. Prasidariau. 8, neįsivežim. Kaip Jūs galvojate, kiek būtų galima vertinti? 7, 8. Gerai. Sutarkime taip, kad aš turiu pas Jūs čia po keletą pliusiukų ir jeigu aš dabar dadėsiu dar po vieną, gal bus kai kam ir po 3 pliusiukus ir tada susidarys mūsų kiek? 10. Gerai. Sėskit, ačiū Jums labai, kad dirbot. Dabar kaip mes dirbsim su Jumis toliau? Jeigu mes sakėm, kad mūsų tikslas yra 3, 9 pasiekimai, todėl pasidalykime į grupės ir pirma grupė, antra grupė tie 2 suolai, sakykim, trečia grupė šitie ir Jūsų bus 4. Gerai? Mes pabandykim padaryti tai Jūsų aktyse. Aš Jums padėsiu. Dabar taip, Jūsų vyrai bus darbas puslapis 68-69, faraonų kapavietės. Taip, atsiverčia faraonų kapavietės. Šitie 3 dalykai. Jūs gal norite priimti? Ne? Gerai. Jūs ką darot? Skaito šitą temą ir mums pasakote. Aš taip prieisiu, skaito šitą temą ir pasakysite, kas pastatė pirmą piramidę, kur jinai buvo pastatyta, kas yra autorius. Ir viską, kas įdomiausia Jūsų nuomone. Jeigu Jums čia mažai informacijos, galite eiti istorijos pirmas tomas parašytas, ten yra 90 puslapis, man atrodo. Ir ten apie piramidės daug įdomesnių faktų. Gerai? Antra grupė. Kadangi čia yra mergaitės, raštas ir raštininkai. Taip? Vienas irgi iš Egipto išradimų, taip? Jūs man pasakysite, kodėl egiptiečiams reikėjo sukurti raštą, jūs rašykite. Kodėl egiptiečiams reikėjo sukurti raštą? Kokios rašto rūšys buvo? Kodėl reikėjo sukurti raštą, kokios rašto rūšys? Ir kokia reikšmė? Ar mes naudojame šiandien egiptiečių hieroglifais? Šitą grupę paimsim mokslas ir menas. Gerai? Tai dabar mokslas ir menas. Kadangi jau vienas reikia paėmė berniukai, kad apie mediciną, bet labai trumpai jie pasako iš tikrųjų ne viską, kas priklauso. Aš noriu dar šitą pasakoti. Truputį galės papasakoti. Tai gerai, kai jūs darysite savo pristatymą, ne, o dabar dar papasakoti, jūs galėsite papasakoti. Jums bus medicina ir menas. 2 skirtingi dalykai, bet suderinti. Medicina ir menas. Jūs rašykit. Dabar taip. Kokios medicinos, reiškia, šakos buvo? Ir meno, kokie yra reikalavimai meno. Ir kokios meno rūšys buvo. Gerai, irgi vadovėlį galite pasirinkti, savo vadovėlį. Mergaitės pakalbės apie matematikos žinias. Gerai? Taip, matematikos žinios ir kalendorių žinių. Ir viskas, vaikai. Prašau, jūs kartu. Puslapis jūsų yra 72-73. Tai dar kartą pagalvojam, reiškia, kokie atradimai buvo padaryti mokslo, ar ne, kultūros, kokie pasiekimai. Pasiimam knygeles, pasižiūrėjom, skaitom. Jūsų užduotis yra, kaip sakau, raštas. Kodėl raštas atsirado, kodėl medicina buvo reikalinga, kokie gyvenimo sritis ir taip toliau. Jūs manote, kad apseisit su vadovėliu?
Aš manau, kad nelabai. Vaikai, mes skiriam jums 10 minučių, gerai pristatymui. Dabar, jeigu jūs radote, medicina, taip, medicina ir metai. Aš manau, kad geriausia būtų pasakoti apie ką? Puslapis 96-97. Vieni skaito iš vadovėlio, kiti skaito iš šitos knygos. Gal kas norėtų anglų kalbą paskaityti? Prašau. Ką mes darom? Atsiverčiam Egipto pasiekimai, imam turinį, susirandam Egiptas ir kultūra. Puslapis kelintas, pirmin. Dar jums lieka šitas. Dabar taip, jūs kai kalbate apie mediciną, tai jūs pasakykite, ko reikalinga medicina? Kodėl medicina? Kodėl, sakykime, koks agronomija arba ten kokia fizika, prašau? Su kuo tai susiję? Aš manau, kad mums reikėtų čia skaityti. Menas. Dabar, jeigu jūs dailę studijuojate, ne, ir apie meną. Jeigu apie meną, tai atsiverčiat puslapį 101. Ir kokie yra kanonai mene naudojami. Gerai? Kokie kanonai mene, kurie išlikę iki šių dienų. Ką galim pamatyti, kas šiandien taip tapo, kas šiandien taip piešia, kas šiandien taip liko. Paskaitykim čia. Greit. Vieni, jeigu skaito šitą, kiti skaito aną. Gerai? Jūs dabar man pasakykit, o kodėl jiems reikėjo to kalendoriaus? Atsakymas. Kodėl jiems reikėjo kalendoriaus? Jie galėjo laisvai gyventi be to kalendoriaus. Kas tas kalendorius? Kokie reikšmės turi žmogaus gyvenime? Palyginkit su šiandien diena. Kodėl mums reikia kalendoriaus? Susiorganizuoti. Tai organizuoja, o jie ką neorganizavo, jie gyvena šiaip savo. Tai jūsų užduotis yra piramidės, ne? Kas pirmą piramidę pastatė? Kokie jūs? Pasiskirsit, kokie jūs šaunuoliai, kad jūs viską žinot. Labai gerai. Aš siūlau jums dar vieną paimti knygą. Reikėtų savokas, kad jūs žinot. Vaikai savokas atminti, dar savokas. Čia 19 amžius. Taip, mastavo, kas yra hipogėjas, kas yra laiptuota piramidė, paskui stačiakampė piramidė. Gerai, yra čia piramidės puslapis 100, ten kažkur nuotrauka turėtų būti 90, jo? Gerai, pasižiūrėk 90. Čia labai aiškiai parašytas. Jeigu kas nors neaišku jums yra, aš duosiu tokias ale špargalijas. Čia parašyta, kad visų civilizacijų ateityje, kurias mes mokysimės, šumerai, babiloniečiai, egiptiečiai, hititai, indai. Čia jums ant suolo padėsiu po 2, gerai? Jeigu kartais, jūs dabar žiūrite tik Egiptą, jeigu kas nors būtų neaišku, gerai? Prašau, galėsit pasižiūrėti. Tik Egiptą žiūrėti. Jūs pasiskystėte. Kas apie ką? Čia parašyta.
kas juodai, ar ne, jūs mokat kas juodai parašyta, ką reikėtų ir nusirašyti. Kodėl? Kas čia yra? Gerai, mes tada einam į pabaigą, gerai vaikai? Čia galite atkreipti dėmesį į klausimus, kuriuos ruošiatės, kas skatina vykto mokslo raidą, jeigu jūs imat mediciną, imat, sakykime, statybą, architektūrą, dailę, tai kas skatino šitų mokslo ir meno šakų atsiradimą? Kokios būtų priežastis, kad būtent ta mokslo sritis arba ta meno šaka? Ir kaip sakiau, dėl laimėjimai kokie, ir apie raštą ar ne, tas paskutinis, tai jūs žinot, kad reikia priminimas, kad jums reikia tai padaryti dar ateity, gerai? Ir jūsų klasėje šiandien nėra Rūtenio. Agotos pačių. Serga? Aivaro. Agota jau bus. Elinai, apie kokias reikia rašysi pats? Mes? Apie ką rašysi pats? Apie Egipto civilizacijos pasiekimą. Tai galėjai pasiieškoti tada. Tu norėtum. Prašau, kaip mes? Įeikit tą nuleiskit ir įeikite nuo pačio internetą. Taip, taip, galima. Bet tu ne čia pieštų, eik tenai. Eik tenai. Prašau. Teisingai. Taip, aš jau paskelbau prašiau. Aš jau prašiau. Atsidarysiu. Pačioj. Gerai, dabar žiūrėkit, vaikai, mes turime laiko dar 20 minučių, tai mums reikėtų 5 minutės visom grupėm ir dar tavo darbas. Tai dabar dėmesio. Ar klausome draugo, ar jūs patys norite pasisakyti? Klausom. Klausom draugo? Gerai, siūlau. Bet vertinkit taip pat, gerai? Klausau. Prašau. Tai čia bus apie Egipto civilizacijos pasiekimus ir čia nelabai aš išeisiu apie šitą. Tai čia žmonės pasidarė šitą piramidę Cheopso, jis sveria 6,5 tonos ir taip jie, čia yra Cheopso, ten kur matot, pirmam paveikslėlį yra jo vidus. O toliau čia šitą piramidę viskas. Tai
egiptiečių raštas atsirado 15 amžiuje ir jie rašydavo arba ant papiruso. Papirusas tai yra toks stiepas augalo, ant jo rašydavo, o mokytojai, kai turėdavo tą papirusą, visi vaikai sėdėdavo ant savo susirietę, o tas mokytojas laikydavo papirusą savo rankui ir mokindavo vaikus. Ir dar egiptiečiai rašydavo ant akmens ir taip jie tobulino savo raštą iš visokių pagaliukų ir rutuliukų. Galite šioje apie raštą, jeigu kas tiks? Tai egiptiečių gydymas. Ligoninė gydė savo vadovėliais, patirtimi didelė ir visais dalykais, ką jie yra sukaupę. Jie būdavo labai geri akių gydytojai, net kai kurių kitų šalių valdovai kviesdavosi juos tam, kad pagydytų kitus žmonės. Ir jeigu tarkim nenustatydavo savo ten to žmogaus kodėl jisai mirė, tai galvodavo, kad piktoji dvasia jį apsėjo ir tiesiog jis mirė. Paaiškinimo nėra, ne? Jo, tiesiog nėra. Jie pasimdavo, kad įsityrinėt kūną, pasimdavo balsamuotąją mirusiąją mumiją ir taip jie viską išaiškindavo. Tai egiptiečių dangaus stebėjimas. Tai va, tie egiptiečiai sužinojo, kad 365 dienos yra metai. Jie vis stebėdavo tą dangų ir taip sukūrė savo kalendorių. Vis kai pasikartodavo tą patį dieną, jie maždaug patys žinodavo, kad yra tarkim 6 valanda ir jie eina savo derbių ten daryti. Tai pagal ką jie tai išmano? Dangaus kūrus. Jo. Pagal jų susidėti. Ir viskas. Ačiū dėmesį. Gerai, ačiū Jums. Labai, kas gero, prašom, greitai vertinam trumpai, greitai visi. Gerai, kad pats pasakoji. Pasakoja žmonės, labai gerai. Paveikslėlė labai gražus, nekasdieniški, ar ne tokie. Toliau. Per daug skaitų. Per daug pridėta. Ai, dar pagėr, greitai. Jo, prie daug teksto pridėta. Kodėl negiriam? Dar vienas pažiūrėjimas. Bet pasakojimas. Man patiko apie makijažą, apie akis, apie makijažą, kad aš prisiminiau tokį faktą, kad Kleopatra tokius pravedimus darydavo. Matėt, nuogytės, ne? Tai ne dėl to, kad tai būtų gražu, bet pasirodo tai, kad apsaugotų akis nuo infekcijos. Tie pravedimai reiškia tokios cheminės dažai tokie, kurie apsaugo akis nuo infekcijos. Gerai, tai dar kartą, kas gerai? Skaidrės gražios, nuotraukos gražios, pats pasakojo ir kas dabar įdomu, patiko. Ką reikėtų keisti, ką jūs keistumėte? Informacijos prirašyta ir tikrai nemanau, kad kažkas ten skaito, labai daug. Ir gerai, kaip pats pasakoja, kas yra apibendrinimas. Gerai, kad tai tiesiog labai daug prirašyta. Vieną sakinį pabandėm parašyti ir pasakoti. Teisingai. Daug pagėr. Iš čia mokytojai darė ateičiai, kad aš galėčiau pasinaudoti šitos skaidrėmis. Gerai. Kas dar? Ką reikėtų keisti? Ką keistum? Ką pati keistum? Mažiau teksto dar. Vaikai, ar jums neatrodo, jeigu jūs ateitį darysite, per daug jūs paėmėt sričių? Pasimkite vieną sritį ir ją gilinkitės. Jūs pasirenkat iš karto 3-4 sritis ir gaunasi apie viską, po truputį ir nieko giliau. Esmė yra kokia, reikia gilintis į tą sritį vieną. Suprantat? O ne daug apie viską. Ir dar ką norėjau pasakyti? Vienas skaitės ir viskas sudėta dėkui pasimėtis. Tik tai vienai tam skaitės. Aha. Mes kaip mokėmės, sakėm, kad reikėtų į vieną skaidrę įdėti vieną nuotrauką. Kiek vertinis yra? 8. Šaunuolis, ačiū. Man atrodo, kad vartas 8 tikrai. Ačiū. Gerai, vaikai, dabar grįžkime prie to, kad pirmą grupę norėtumėm greitai pristatyti, kad vienas iš Egipto pasiekimų buvo koks? Raštas. Kas kalbėkit? Ir ar vietos, ar atsistoja, kaip jūs norite, prašau. Dėmesio visi kiti, ką darom, Tadai. Mes visi užsirašom Egipto išradimai ir tada dedam pirmąjį išradimą. Koks? Greitai konspektuojamės. Koks išradimas? Raštas. Ir pradedat kalbėti. Klausot visi, sakot, papildot gal ką nors, jos nepasakys, bet jums yra žinoma. Gerai? Prašau, pildot. Jie sukūrė tą raštą, nes kai statė užtvankas visokius pastatus, jiems reikėjo suskaičiuoti, kiek reikės darbininkų ir jie tiesiog to neatsimindavo, tai užrašyto buvo. Tai įsivyk. Kas skatino šito
atradimą, kas skatina, kad reikėjo, buvo daug informacijos, reikėjo ją užrašyti. Negalėjo visus įsiminti, jie norėjo perduoti kitiems ir jie negalėjo to perduoti žodžiu. Teisingai, buvo labai daug informacijos, jinai užsimirdavo, žmonės tiek neįsimindavo, reikėdavo tą informaciją kažkaip ką daryti, sisteminti, ar ne? Ir raštas yra vienas iš būdų sisteminti žinias informaciją. Valstybė didelė, taip, ir reikia keliauti, įsivaizduokite gimtas, ar ne? Žemėlapį gali pasikabinti, bet mums dabar trukdyšė. Tai kokia didelė valstybė ir mes keliaujam, faraonas įsakymą davė, surinkti mokesčių tiek ir tiek, arba, sakykime, kokią žinią pranešti. Ir eidamas, pavyzdžiui, raštininkas gali pamiršti visą tą informaciją. Tai vadinasi, kad informacija nedingtų, reikia ją sisteminti. Vienas iš. Senovės graikai raštą pavadino hieroglifais. Pasirodo, žodis hieroglifai atsirado, greitai užsirašom, nes tai yra nauja ir su vadovėliuose buvo. Tai buvo vadovėlį? Tai vadinama buvo dar šventaisiais rašiniais, nes jie juos pamatė ant šventyklų ir... Elena, kaip tu siūlai jiems susirašyti? Ką siūlai užsirašyti? Senovės graikai. Savoka hieroglifai, brūkšnelis, pavadino egiptiečių raštą graikai. Hieroglifais pavadino egiptiečiai graikų raštą. Taip, hieroglifai. Ką jie reiškia išvertus iš graikų kalbos, tai yra... Taigi parašyta. Kas tu sakei? Tai šventi paveikslėliai. Taip, šventi paveikslėliai. Tvarkoj? Mokytis rašto galėjo tik berniukai ir tik kai kurios mergaitės mokėjo nuskaityti vyriškai. Puiku, vadinasi, vėlgi vyrai pas mus, ar ne, kad nori? Ir jie rašė iš viršaus į apačią arba iš dešinės į kairę. Ir tai priklausė, arba iš viršaus į apačią, tai priklausė nuo to, kaip pasukta yra gyvūnų arba žmogaus galva. Teisingai, dar kokia informacija? Kokias rašto rūšis gal jūs radot? Tai šventieji piešinėliai, tai hieroglifai. Jau išsiaiškinom, kad raštas hieroglifas. Toliau? Žinių raštas, hieratinis raštas. Hieratinis, išrašome. Rašto rūšis. Ir pirmas buvo hieroglifai, ne? Pats jau. Žinių raštas, hieratinis raštas. Hieratinis. Ir raštinis. Palaukit, neskubėkit, hieratinis. Reiškia, jo rašė tik tai žiniai, ne? Tik tai žiniai. Taip? Jis buvo daugiau, kaip mes sakytume, romanas, apysaka, poezija, tai buvo toks literatūrinis raštas, ne? Tik žiniai galėjo jį skaityti, jo rašyti, ne? Toliau sekantį rašto rūšis kokia? Raštininkų greitraštis, tai dar vadinamas demotinis raštas. Demotinis raštas, susirašom demotinis raštas. Tai greitraštis, kuris buvo sutrumpintas, pavyzdžiui, jūs greitai, ką nors rašot, jūs trumpinat žodžius, ar ne, arba savo kažkokią trumpinimo sistemą turite. Demos, graikų kalbos žodis reiškia ką? Demos. Demo. Jūs mokėtės apie graikiją, ne? Jūs mokėtės. Gerai, demos reiškia trumpintas, tai net liaudės raštas greitraštis. Ir hieroglifai jau reiškia išgrynintas, visiškai toks aiškus, supratingas, kur vienas ženklas hieroglifas reiškia ką, daiktą arba veiksmą. Ačiū. Ir dar iš pradžių buvo tik tais žodžiai arba sąvokos rašomi, bet po to sugalvojo rašyti raides, kad galima būtų parašyti vardą. Teisingai, labai gerai. Reiškia, tie ženklai iš daikto ir veiksmo perėjo į raidę, ne, bet tai padarys vėliau finikiečiai. Tai prašau, toliau. Aš galiu papildyti apie raštą, tai kad manoma, kad tie egiptiečiai sukūrė tas alfabetinės raidės, bet jų neįdėgė dėl to, kad būtų labai sunku atprasti nuo tų hieratinis ir demotinio rašto. Šaunuolis, ačiū, gražus pastebėjimas buvo. Mergaitės, turite užduoti savo draugam? Namuose. Užsirašot tokia užduotis. Savo vardą parašyti hieroglifais. Užsirašot. Savo vardą parašyti hieroglifais. Ir Elena savo vardą jau parašė? Ne? Parašėjai, matau, kad parašėjai savo vardą. Tai Egiptas, o tu kodėl neparašėjai savo vardą, Elena? Jūs įsivaizduokite, mes kitą pamoką galėsim pažaisti ir jūs turite alfabetą savo knygai, matot, ar ne? Dabar pažiūrėkit, pirma raidė E. Ką reiškia, kas ten per piešinėlis? Ranka, delnas, dilgius, ar ne, tas matavimo vienetas. Nu dabar įsivaizduokit, L raidelė yra kas? Raidės nėra. L raidelė yra liūtas, taip? Ir Elena, vėl E. Va, alfabetas, atsiverskite atgal vieną pusę. 70-71, matot? Ir dar vaikai, aš sakiau, kad šitoje knygai puslapis 103 mergaitės atrado yra ryškesnis, didesnis alfabetas, matot? Ir parašot savo vardą kitą pamoką ir mes pabandysim panagrinėti. Gerai, ką reiškia pagal hieroglifus jūsų vardas. Aš bandysiu interpretuoti. Gerai, pavyzdžiui, kaip dabar Elena sakyčiau, tai vat liūtas reiškia ranka, tai geranoriškumas.
arba, sakykime, kova už savo, sakykime, tikslus, ar ne liūtas tokia kovotoja, toliau vėlgi ranka, vėlgi, sakykime, toks kaip ir davimas, nuoširdumas, ar ne? Ar aišku, užduotis aiški namų darbas, parašyti vardą, egiptiečių hieroglifais. Ačiū, mergaitės. Dar turit ką nors papildyti? Labai ačiū, labai šaunuolės. Toliau prašom antrą grupę. Kas skatino, jūsų sritis buvo kokia? Menas ir mokslas. Gal prie tikslių mokslų, einam gal prie medicinos? Gerai. Jūs prie medicinos. Gal apie mediciną užrašom medicinos pasiekimai? Gerai. Ir jūs, tai? Prašom. Jūsų grupė buvo. Prašau. Jūs apie meną. Jūs taip pasiskirsit. Prašau, kaip jūs pasiskirsit, šaunuoliai. Klausom jūsų, užrašom, kas buvo medicinoje naujo, kuo mes ir šiandien naudojamės. Bet apie raštą, ko šiandien naudojamės, pagalvokit dabar, ko mes dar šiandien, kaip egiptiečių hieroglifai šiandien pas mus naudojame. Galvokite, nes draugai dabar atsakinės ir jūs galvokite. Klausykite. Klausau. Klausau. Apie mediciną, Tai, ko mes dar nežinom, gerai? papirusas buvo labai svarbus dalykas medicinoje, todėl, kad ant jo rašydavo visas ligas, kaip jas išgydyti, receptus ir patarimus gydytojams. Jie mokėjo siūti žaizdas sudėtingas, galvos operacijas daryti, naudojo įvairiais būdais nuskausminamuosius sąnarius. Pats svarbiausias organas buvo širdis, todėl, kad pagal plakimą buvo nustatoma pulsas. Reiškia nustatyta, kas širdies svarba, turbūt žmogaus organizmo, ar ne? Kraujo apytakoj. Visos sukauptos žinios buvo ir išmirusių balzamavimą. Šaunuolis, atsakėjai visą esmę, kad medicinos žinios pasiekė tokį lygį dėka ko? Dėka mirusiųjų balzamavimą, ar ne? Jūs įsivaizduokit, kad mes viduramžiais tik tai pradėjom skruosti ir tai buvo nelegalu, ar ne? Žmogaus kūną ir žiūrėti, kas ten viduj. Egiptiečiai prieš 4000 metų tai darė, ar ne? Ir balzamavimo visą tą sistemą. Jūs galite gal trumpai paaiškinti, ar jūs žinote šitą visą dalyką? Aš jums pasakoju, ar ne? Jūs galite kažkaip... Apie balzamavimą? Kas galėtų trumpai iš jūsų apie mediciną pasakoti? Ar įdomu, jūs norėtumėte sužinoti, ar prisimenat balzamavimas? Greitai. Išima ką? Greitai pasakoti. Smegenis? Smegenis su kabliu. Taip, toliau. Visus organus išskyrus širdį, todėl, kad širdies reikės prireikti. 70 dienų druskoje. Išmirkina ten įvairiausių ultralitis aliejų, taip, kad drėgmė išeitų, toliau įvynioja į drobę ir deda kur? Išmirkytas kūnas ištepamas aliejaus. Teisybė, šaunuolė, ačiū, prisimenat, žinot, ką daro apie mediciną? Tai kad, kaip sakiau, kad per skaidrės, kad ten, tą žmogų gydo, tai jie galvoja, kad yra, kaip sakiau, kad demonas tas... Nesikartojam. Reiškia, žiūrėkit, balsamavimas, medicinoje aukščiausias pasiekimo lygmuo ir plus mes sakėm, kad gali žmogų, reiškia, gydyti kaip terapeutai, ar ne, okulistai. Atsirado jau gydytojų specializacijos tokios, ar ne? Ką dar gali papildyti? Kad su magiškom galiom gydyti. Teisingai, kad dievų valioje visa žmogaus sveikata ir jo liga. Ačiū. Dabar pagalvokite, kur medicinos šiandien tas balzamavimas, kur šiandien naudojamas. Galbūt aš jums pasakau. Jūs pagalvokite, kur šiandien naudojame. Jūs apie raštą hieroglifinį, kur šiandien, ar ne, mes naudojame. Prašau, toliau. Apie meną. Pradedam. Egipto menininkai objektus statė taip, kad jie būtų kuo lengviau atpažįstami. Piešiant žmogų, tai jie važiuodavo galvą iš šono, krūtinę, pečius, pilvą iš priekio ir abi vietos buvo vaizduojamos kairė vietos, kad bus paprasčiau nupiešti. Ir vyrų oda spalvino rusai arba rusai, o moterų baltai arba geltonai. Ir tie piešiniai Egipto buvo skirtinė bruožai, taip pat tarnavo kaip sienos pamišimo gyvenimo. Šaunu. Žiūrėkit, jeigu dabar paprašysim nupiešti vaiko žmogaus kūną, žmogų, kaip jisai pieš? Kodėl? Tai yra lengviau, primityvu, ar ne? O kaip piešiam kūną? Iš priekio, ar ne? Galbūt pasukti yra lengviau. O kaip rankos kojas? Kaip piešiamos rankos? Abi pėdos kairės, teisingai. Irgi, kodėl taip piešiam? Tai yra primityvu, vaikai, primityvus menas. Ir jis paskui vėliau žiniai pasakė, kad
Tai turi būti taisyklė, tai yra kanonas, negalima jo laužyti. Taip ištisai karta iš kartos, dinastija iš dinastijos buvo tapoma, reiškia, tapomi paveikslai. Aišku, vaizduojant žmogų. Ir labai duosim 3 metų vaikui nupiešti žmogų, jis lygiai tą patį padarys. Pieš pečius iš priekio, vežė iš šono, jeigu turit brolių seserų, paprašykit, kad nupieštų, tikrai bus pavyzdys panašus. Ir dabar Tadas skaitė anglų kalbos vadovėlį, tu man pasakyk, kas ten tau įstrigo, ką tu ten nori sužinoti? Man tai va tiesiog įstrigo, kaip jie naudojo tą kalendorių, jie kalendorių Palaukit, kalendorių naudoja dėl to, kad va, kaip kas metus užtvinksta tas jaunėvas ir jie tada žino ten, kaip pasiruošti, kada pasėti. Teisingai. Tai reiškia, šitas astrologinis kalendorius ir ne metų laikų skaičiavimas paskatino šitą mokslą, todėl kas paskatino? Tai žemės ūkis, ar ne? Ir tu tai vadovėlį sužinojai, kad būtent potvyniai ir paskatino, žiūrėkti, kas kiek laiko patvirsta Nilas. Ačiū. Kas dar apie dailę? Užsirašė dailę? Kokie kanonai yra, ne? Dar turit kokių pastebėjimų? Prašau, menas. Matematika, klausom jūsų. Matematika. Užsirašot matematiką kaip pasiekimas ir kas ten tokio iš matematikos? Jeigu piešinio labai matematikos nebus nieko pastatė, nes jie sveriandamas pastatė ir šventyklas, ir drėkinimo sistemą, ir piramidę statė tai pagal pasaulio šalis, ir jas orientavo. Vadinasi, poreikis, ar ne? Poreikis matematinių tikslumų, ar ne? Reikalavo kaip apskaičiuoti ir tada atsitiko kas, kad jie galėjo, nes kas galėjo atsitikti? Sudėlioti pastatai, ar ne? Ir tikslumas ypatingai reikalingas. Ir atsirado skaičiavimo sistema. Dar kas? Paskui ir tie mokėjo, pirmieji panaudojo metris matematikos tikslus. Kokie jie yra? Tai daugybė dalykų. Kokie? Tai pirmieji panaudojo. Dar ką panaudojo pirmieji? Prašau. Ką jūs? Tai pirmieji mokėjo apskaičiuoti skritulio plotą, cilindro tūrį. Mokėjo skaičiuoti trukmeną. Trukmeną mokėjo skaičiuoti, labai teisingai. Taip, kas dar? Ačiū. Ir toliau, jūs dar apie kalendorių, prašau. Mes apie kalendorių Šaunu, tai turite ką nors. Taip. Tai, kad atitinėjasi, kad Kazimieras jau moteris pasikartoja, kai sužyvos Sirijos žvaigždei ir tai, kad po to jis pasikartoja po 365 dienų ir tai buvo egiptiečių metai. Ir jie po to paskirstė į 12 mėnesių ir 20 dienų. Ir likusios 5 dienos buvo priskiriamos ir šventėms. Tai mes nieko naujo nesugalvojame, ne? Aišku. Klausosi metus pagalbos. Bet aš noriu prie matematikos vidus, kad jie irgi matodavo delnu, pirštais, alkūnėm ir... Matavimo vienetai, uolektis ar nesieksnis, taip, sprindis, lygiai kaip ir Lietuvos istorija irgi buvo naudojami tokia matavimo vienetai. Ir paskutinė mūsų tema labai aktuali. Kodėl neaktuali? Sakykite. Kilmingų ir turtingų žmonės iš pradžių laidavo olose ir iš akmens pastatyta vieno aukščio pastato mastavo. Pirmoji piramidė buvo pastatyta 2600 metų iki Kristaus, kurią metus nebūtų, 3000 metų. Kurią pastatė Džoseras Viziris. Džoseris buvo faraonas. Ai. Kažką sumyšė. Džoseris ir jo architektas Tebas, ne? Toliau. Tai pirmoji ta piramidė buvo kokia? Jinai tokia... Kokia? Vaizduoti. Užsirašo. Piramidės šonai simbolizavo... Pirmoji piramidė, kas pastatė? Greitai reikia žinoti vardą šito žmogaus. Džoseris, susirašo. Pirmoji piramidė yra Džoserio. Vardą užrašysi. Ne, jam pastatė, o pastatė Imhototepas. O kas jis tas buvo? Architektas, aš ką tik pasakiau, architektas, Imhotepas architektas paskatintas faraono Džoserio. Kodėl faraonas, sakom, pirmoji vietai, o ne architektas? Kaip tau atrodo, aš sakau? Faraonas užsakė, architektas pastatė. Pats faraonas tai pastatytų, taip? Jam reikia architekto, protingo žmogaus. Kodėl? Kam jam ta piramidė reikalinga? Teisingai. Džoseris laiptuota piramidė. Pirmą kartą pastatyta laiptuota piramidė. Kaip tai suprasti? Labai paprastai.
Nes jūs pasakėte, jūs rašykite sąvoką mastabą. Mastaba buvo toks dalykas kaip antkapis. Paprastas kalkakmenio luitas, va toks dėdavo ant smėlio ir uždengdavo ir buvo paprastas tik tai aukštas, reiškia, kaip mūsų suolas, va tokio dydžio, ar ne? Ir vėliau kitas pagalvojo, kodėl man tik tai vienas, aš noriu kažko išsiskirti, aš galbūt padarysiu antrą mastabą uždėsiu, o kitas sako, galbūt trečią uždėsiu. Ir tada Džoseris sako, ne, aš dar geriau sugalvosiu, aš 6 tokias mastabos sudėsiu ir gavosi kas laiptuota piramidė. Ir aišku, pasižymėkit, iš mastabos laiptuota piramidė ir toliau kokia kita piramidė buvo? Ir buvo didžiausia piramidė, buvo pastatyta Cheopso garbei. Cheopsas. Faraonas Cheopsas pasistatė dvi piramidę. Dabar sakykit, kuo nes skiriasi nuo Džoserio piramidės? Aha. Šitas trikampis, tik aš nelabai moku piešti, čia man taip. Cheopso trikampis, o Džoserio laiptuota. Nu, tai kokia čia bus tas trikampis, koks jisai čia yra? Trikampė piramidė. O čia viskas lygo, ar ne? Gal aš blogai nupiešiau? Kaip čia turėjo? Čia turi būti keturkampė. Čia keturi kampai, bet tie trikampiai, visos kraštinės yra kokios? Lygios. Tai kaip čia vadinasi? Keturkampė piramidė. Kampiai, trikampiai, tai lygia kraštis trikampis, jo? Man taip atrodo, aš nežinau. Ir paskui iš tų visų pusių, ar ne? Gerai. Turim dar klausimų? Gerai. Tai aš, tai vos įžengę faraonai į sostą liepdavo statyti piramidės, jos statydavo 10 tūkstančių žmonių. Sustoja. Ir dabar greitai išvardinam 3-9 pasiekimus. Pradedam. Pirmas pasiekimas egiptiečių yra koks? Raštas. Antras. Konkrečiai. Architektūra, tai yra piramidės, rašomis asmenius. Matematikos pasiekimai, taip. Medicinos balzamavimas, toliau. Galvos operacijos. Tai čia medicinas, toliau. Kalendorius, taip, namuose dar kartą. Egiptietiškai savo vardos. Toliau. Pasvada apie projektą, visi toliau rašo, bet vienas jeigu pasiekia. Labai ačiū, labai gražiai dirbo. Dabar aš jums visiems parašau pliusus, o tie, kurie labai daug kalbėjo, šitas mergaitės, aš jums tikrai parašau. Po 10. Tie, kurie kalbėjo, visiems, kurie kalbėjo, parašau po 10. Kurie dėja šiandien tylėjo, tai neparašysiu pažymą.